Balandžio 13. Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Jono Evangelija 6 skyrius 53 eilutė. Brangus Viešpatie, noriai mes valgome, įsisaviname savo, tavo nesuteptos prigimties nuopelną, paaukota už mus, mūsų išteisinimui. Noriai mes dalyvaujame su tavimi kančių taurėje, suprasdami tos palaimintos privilegijos svarbą kentėti su tavimi, kad tinkamų laikų galėtume ir viešpatauti su tavimi, būti mirusiai su tavimi, kad ateityje amžinai gyventi su tavimi, būti tokiais kaip tu ir dalinti su tavimi, meilė ir garbe kaip tavo jaunoji. Ak, jei galėtume būti ištikimi ne vien priimdami simbolius, bet ir tikrovėje. Pašlovintas Viešpatie, mes paklusnus tavo žodžiui sakančiam, taurę, kurią aš geriu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš esu krikštijamas, jūs būsite krikštijami. Viešpatie, tu žinai, kad patys mes nesame tinkami tokiai aukai, bet tavo malonė mums užtektina, nes pilnai esame tavo dabar ir visada. Valgyti žmogaus sūnaus kūną taip pat reiškia palaipsniui tikėjimu įsisavinti savo jo tobulą žmogišką prigimtį, o gerti jo kraują taip pat reiškia palaipsniui tikėjimu įsisavinti savo jo tobulą gyvybę. Tokiu būdu iš Kristaus nuopelno įsisaviname savo tikslę, lygiareikšmę dalį mūsų užsitrauktos skolos dėl Adomo nuodėmės. O ta įsisavinta tobula žmogiška prigimtis ir gyvybė padaro tai, jog tampame pripažinti esantys tobuli ir turintys tobulą gyvybę. Be šio įsisavinimo tampame mirusiais Adome ir negalime turėti gyvybės, bet dėka šio įsisavinimo turime gyvybę. Valgyti jo kūną ir gerti jo kraują, o ypač gerti jo kraują, dalinai taip pat reiškia bažnyčios dalyvavimą jo pasiaukojančioje mirtyje. Klausimai: ar šią savaitę valgiau jo kūną ir gėriau jo kraują? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės. Jono Evangelija 6 skyrius 53 eilutė.